Kurie dar parodykit? Ties this one. Važiavo. Gerai? Kas? O mes tokios prakaituotos dabar. Taip, be miego. Bomžės tokios. Bomžipėsos, principėsos. Tai tu užsidėsi tos topukus, būsit visiškai balio Taip, princesės. išsiplausim galvą, salio pasikvėpinsim. Mūsų tarbelis vagė. Nu, vagė. Tai vanduo pasitrauks dar apie 6 gal valandą. Nu taip toli, taip gerokai toli. Wow! Malonu, blema, matyti. Išlipkit man. Visiškai džiunglių karalius, pažiūrėkit į Tai figūrą. toks pat išvažiuos. Wow. O, mūsų namukas prie pat jūros. Va, 3 žingsniai į jūrą. Uf. Aš čia labai faini namukai iš čia visi. Nu ką, eina, ne? Tai da. Šita sala yra tiesiog pasaka. Atpirko visą nuovargį, kurį jautėm po kelionės. Tai reikėjo išsimaudėt 27 laipsnių vandenį, nėra ką pridurti. Čia su tai Bankokas, mums yra, nu, fainai pamatyti, pažiūrėti, bet va toks poilsis. Mūsų tema Ja. visiškai. Nuomosimės motorolerį ant poros po vieną. Šią motorolerio nuoma kainuoja, nu jeigu ilgesniam laikui jami, tai 200 batų parai. Tai čia gaunasi kažkas apie 5 eurų, šiaip gal virš 5 eurų. Tai labai sakyčiau reasonable, tai visom 2 savaitėm ir pasiimsim. O dabar varom ką mes, varom pavalgyti. Ir viskas, rytoj pradėsim savo oficialų poilsį, manau. Nudegta. Bet Deivio neima visiškai saulė. Nu? Neima nei kiek jo. Ne. Maybe not tomorrow, because it depends on you guys, how you feel. You Yeah, know, I if think you read maybe like you lobsters, then feel maybe we better. don't go on a speedboat. Maybe we go to jungle and waterfall. Yes. But if you feel like, yeah, let's go on the boat, we go on the boat. And actually, I know the best spots where to go, so it just goes where I tell you. Varom valgyti salos maisto. O rytoj arba poryt varysim į speedboatų. Taip. Ir dar yra planas keliauti, apžiūrėti krioklių. Tai irgi labai laukiam. Žodžiu, mūsų laukia labai daug nuotykių. Labai daug nuotykių. Žodžiu, saloj bus It's temytė. amazing. Amazing visiškai. Čia tiesiog jau jaučia salos gyvenimas. Aš jau ramus. Aš jau čilė esu visiškai. Tik atvarėm, mes buvom nusipę. Bankoke buvo toks chaosėlis, daug žmonių, daug kvapų, daug tokio šaršalo gatvėse, o čia atvarai visi ramus, Done. girdi jūros ošimą, čiulba paukščiukai ir nieko Palmės. daugiau nereikia. Beje, Tik įdegio. sakė, su kokosais yra toks dalykas. Nesėt po palmėm, jeigu yra kokosų. Number one people killer Kokosai kokosai. ant medžių. Kur žmonės tiesiog eina, užmiega, pavyzdžiui, ir nebeatsibunda. Suskaldyti Suskaldyti kaušą patį ir viskas. Ir Tiesiog viskas. nebeatsibundi. Tai reikia labai žiūrėti, Jo. ar yra nurinkti kokosai, šiaip jos Jo. specialiai nudaužo, kad nesusižeistų žmonės. Taip. Čia daro masažus, į kuriuos mes tikrai eisim. Išsirinkom, imsim stir fried chicken. Ir riešutus. Aš paragausiu tom jamą iš Karolio ir pasižiūrėsim, o šiaip aš imsiu club sandwich, kurie čia yra labai populiarūs, ir deep fried something nuts. Nebeturiu ką pridurti, čia yra tiesiog rojus žemė. Kaip dirbasi? Čia yra pora, labai mylintis vienas kitą, jie labai bendrauja tarpusavį, labai jiems gerai. Iškart pasidėjo telefoną žmogus. Sticky rice su Mango. mango. Labai vaisiai tobulė. Čia Arnas mums užrodė tokią vietinę Savo, čia mano mamytė. Arno mamytę. Vietinė mamytė, Vietinė labai vietinis interjeras čia. Bet ne interjeras čia įspūdingas, o maistas, Jo. skonis.
Judam mes link Krioklio. Važiuojam, nelabai pafilmuosim, kol važiuojam, nes išmesim kamerą sunkiai, tai važiuojam. Vaikai pasiema kažkokį gabalą to plastą, meta jį, šoka ant jo ir slaidina, va čia stovi ir pagauna, žinai, kad neužsimušti. King Rama 5, jų mėgstamiausias karalius. Tai buvo va šitam Kriokly ir ant akmens ten kažką užrašė. Dėl to dabar visi tailandiečiai čia varo visada fotkintis, filmuotis ir maudytis. Arėm prie labai gražaus Krioklio. Eisim žiūrėt, eisim tiesiog apsižvalgyt. Įmerksi kojas Augustą čia, neįdėsi ir pradės žuvytės plaukti ir valgyti tavo negyvą odą. Man atrodo, 30 ar 50 eurų I was told in Europe. Ok, nice. Tegul žuvytės valgo mūsų kojas. Let's fucking go! Atsargiai. Žiūrėk, jeigu tu nueisi ir atsisėsi tenai ant akmenuko, įmerk kojas ir pamatysi. Aiba, matau, žiūrėk, valgo. Mūsų diena, ši antra Kokudo diena eina į pabaigą. Žiauriai fainai šiaip praleidom laiką. Nuvarėm, pasiėmėm motorolerius, tai Arnas gavo mums 2 tokius naujus motorolerius, po vieną porai. Augustė dabar rišasi plaukus, nes varysim į bariuką kažkokio daisvaigio alkoholinio gėrimo galbūt išgerti. Tai va, tai pasiėmėm tuos motorolerius, nulėkėm iki vaistinės, pasiėmėm biškį nuo nudegimų, manęs tai neima, man iš vis saulė tai yra. Nusipirkau labai cute auskarą, gėlytės. Ir dar 2 poras po eurą. Vaistiniai, tarp kitko, kas yra keista, bet vaistiniai pardavinėja tokius dalykus. Tai va, ir labai faina vaistininkė, vardas Dream, jeigu neklystu, labai miela. Toliau, kas toliau? Nuvarėm iki Krioklio, pašokinėjom nuo Tarzankės, tikom lietuvis tiesiog šoko nuo ten aukščiausių kažkokių dalykų, nežinau. Nu ką, viskas, pabuvom byče, pasnorklinom, tenksimės toliau biškį parodyti tokių dalykų. Dabar nepasiėmiau kameros, tai, žodžiu, varom dabar kur? Varom į barą. Kiekvieną kartą, bet kur nuėjus, mums tiesiog amos. Raipstakis prasižioji ir tiesiog... Atvarėm dabar į Neverbar. Arnas sakė, kad čia yra pati geriausia vieta, kur sutikti saulėlį. Labai gaila, kad mane saulė neima, nes lemba negaliu įdegti visiškai. Skauda visą kūną, tiesiog tikriausiai nuo sporto. Labai aktyviai sportuoju. Griaužia. Pirmą kartą, aišku, tą griaužimą, kaip sakoma, tas griaužimas yra pirmą kartą man. Tokio nejaučiau nuo sporto, nors sportuoju ilgai. Bet žodžiu, čia tikriausiai kažkoks kitoks tailandietiškas yra griaužimas. Bet kad saulė neima, tai biški pikta, žinai. Čia vietiniai tailandiečiai žaidžia vietinį žaidimą pavadinimu water pong. Ping-pongas tik vandenį su didesniu kamuoliu. Irgi labai tradicinis, čia pas juos yra labai tradicinis. Biški pavalgo ryžių, ryžiai susivalgo, tada vėl mušinėja water pong ir vėl prie ryžių ir vėl taip, žinai, jie taip visą dieną leidžia. Jo, labai tradicinis čia yra pas juos. Visi čia jie taip žaidžia. Visi tradiciniai jie. Jo, čia pas juos labai tradicinis yra. Arnas. El Arno. Arnito Makadri. Soni Muala. Man atrodo, suprato, apie ką aš šneku. Sveiki atvykę į Sunset Bar. Ne Sunset Bar. Peter Pan Bar. Never Bar. Neverland. Prašau parodyti savo šukuoseną šiandieninę. Va, grožis man. Ačiū. Pačekim.
ką? Checking, yeah. Check Discovery Channel. Mes šiandien matome Gyvatė ir zebra. zebrą. Life's good. Life's good. Ir one strawberry daiquiri. Gerai? Blet, jis pila kaip arkliam. Nemėgstu šitų taurių. Jos tikrina budrumą. Blue eyes for you. Going down. Nu ką mes galim pasakyti? Labai mėgojamės buvimu Kokut saloj. Čia nieko daugiau nereikia. Paplūdimys, geras oras, mes. Ir čia tokia ramybė yra įsivyravus. Pirma diena dar atrodo skubi kažkur, kažkaip kažką pamatyti, o po to, kai supranti, kad čia būsi 2 savaitės, daugiau negu 2 savaitės, tai supranti, kad tiesiog reikia sugerti viską, neskubėti niekur. Tiesiog būt, jaust. Labai gerai, kad turim Arną, žiauriai gerai, nes... Tokių gerų vietų, gražių parodo ir šiaip Ir tiesiog labai jisai... daug fainai papasako apie šitą salą. Jo, supažindina su daug dalykų ir tiesiog užkrečia tos salos vaibų. Labai gera būna. O šiaip mes esam tiesiog perkepę visiškai, bet tokie laimingi. Faina. Nu gaila, kad manęs neima saulė, bet... Jo, tu visai O, šiaip baltas. Nu, gaila manęs neima. Va, mūsų hebrytė. Irgi matosi Čilė visiškam. Net sunkiai rankas judina, bet žiauriai gera, žiauriai smagu, žiauriai malonu. Ir dar faina, kad labai daug laiko liko mums. Jo. Aš suprantu, kad mes čia daug gal ko neparodom. Ne visur įmamės kamerą, nes ne visur norisi kažkaip iš vis be daiktų tiesiog eit, maudytis, degintis. Aš manau, toliau vis tiek jau, kai jau mes įprasim labiau, tai daugiau imsim kamerą, daugiau filmuosim, bet dabar tiesiog norisi pabūti. Smėliuotas, smėlio pilna burnoj, bet labai laimingi. ข้าวผัดไก่จานใหญ่ค่ะ Sakė 100 kiaušinių ir 2 kibirus majonezo. Įdomu, kas čia bus? Tokie 2 bliūdai, pilni sultinio ir jie kaitinami ten apačioje žarijom. Ir mes dėsim visokias kiaulieną, vištieną, jūros gėrybės ir kepsim ir jų riebalai taip štekės į tą sultinį, sunką ir mes tada tokias sriubytes valgysim. Nu, laižysim. Laižyklėlę atidarysim tada. Bus sik. Pozityv. Vien tik tai pliusai. Krista, tau irgi vien tik tai pliusai? Same but different. Ar jau tik Same. Bet tai minusą kokį bent vieną kokį? Man nepatinka tas sik. Mes turime Ir ta problemą. laižyklėlė man nepatinka. Nieks nebus sick, niekam nebus sick. Everyone will be okay, no one will be sick. Taip. Bet visi bus sik. Bet visi bus sik. Prilaižę. Seniai, iš tavęs valgiai, Manęs valgė, va, aš visiems paruošiu bliūdus, padedu paruošti bliūdus. Seniai, kiek sijonų turėjai? Vienintelį sijoną. Sakėm, nešnekėsime apie tai. Gerai, aš daugiau ne... Dai ne prie kamerų. Okay, seniai. This will go into the soup? This will go into the soup. And this will cook. This will cook, right? Yeah, will be cooked. This is You want it well done, you cook it well done. You need to cook You it want it well medium done rare, because it's a pork. Okay. You need to cook it well done. Yeah, but maybe you want If maybe it's you not want very tomorrow, crispy. we go hospital. Well done only. And not Okay, in law. fair No. Žodžiu, va čia yra mėsytė, ten yra sultinukas, kurį mes užpilinėsim savo.
kepsime tą mėsytę taip, kaip mums patinka. krevečių. Yra krevečių ir sakė, aišku, sakė, kad reikia kepti pilnai, būtinai, nes kitą rytą Labai gerai, nes kitaip atsidursim ligoniniai. Jo, kitą rytą varysim ligoninę. Kaip paruošim. Turim, aišku, daržovėlių visokių Čia įvairiausių. yra grybukai. Šitie labai skanūs. Net ir tu jos valgai. Šitie. Šitos grybukus aš irgi valgau. Just yet. Nu, žodžiu, ragausim, bandysim, skanausim, smagausim. Manau, taip, tokį. Na, neraudonas man. Jau rudė. Neraudonas. Neraudonas. Jeigu man sako, kad aš nesu raudonas, aš tikiu, kad aš nesu raudonas. Taip? Na, mažiukai, tu matai per kamerą, blėt, kaip aš atrodau. Aš tokio raudonumo savęs gyvenime net nemačiau. Visą, kai čia atkeliavo. O kur kepsim? Maistą? Kepsim. We eat this raw stuff like. Grybai visada yra mano tema. Jo, pabiškį kepa. Čia yra sultinukas daromas. Augusto daržovėliam rūpinasi. Pabiškutį. Lukas miksina. Kiaušinėlio biškį įmušė. Kiaušinėlį biškį. Kaip atrodys sriuboj viskas? Nu va, atrodo va tai va. Sriubytė. Savadarbė sriubytė. Jakis. Labai geras arba. Skanu? Labai skanu. Makaronų paragavai. Paragavau. Su padažiuku labai gera. Mano skoniui 10 iš 10, daugiau nieko nereikia. Važiuojam į privatų laivą, su kuriuo plauksim, nardysim, žvejys pagaus pietus, vietą iškeps, paruošim, laukia šiaip smagi gavo. See you later party. Tai štai atvykome į dalykėlius, čia viską ir po vandenėliu lysim ir žiūrėsim žuvičiukus visokius. Sveiki, kviečiam į karietą. Piratas, duokit man papūgą, romo, kavos. Mes atvykom, šiaip tiesą sakant, nežinau, kur mes atvykom, bet parašyta tiesiog, kad Welcome to Kokut, tai čia salos pavadinimas, bet mes važiavom gal 15 minučių nuo savo vietos, Tai į uostą. kur mes gyvenam, tai čia į uostas, kaip suprantu. Plauksim dabar su kažkokia privačia valtim, privačiu kažkokiu motoriniu agregatu. Nepaėmiau šortų, bet šiaip viskas tvarkoja, aš tai nesiparinu, nes aš nemėgstu nardyti. Turime Ar matėt? SPF 110. Mūsų kitoks, čia ne šitas, gal. Čia kaip vos ne kaip Gerai, tu kruizas. paik, aš čia padarysiu tą rolą. Prieš išplaukiant turim galimybę apsipirkti tokiai parduotuvėliai. Visko šiaip čia yra. Gal tokia skurdi parduotuvėlė, bet čia visko pilna. Visko, kad tik širdis geidžia gali įsigyti. Thai style boat. We have two captains. One captain, another captain. One in the making. One in the making. We have coconut waiting for us. They're gonna fish and make us sashimi. And we're gonna go snorkel. We have life jackets, so we're kind of safe because Thai captains cannot swim. Žvejojam squid. Sako, gal pagausim, gal nepagausim. Žiūrėsim, kiek čia mano sėkmė duos. Bet manau, jeigu toliau nebus kadrų, tai aiškiai nepagau.
Taip, prie Atplaukėm prie paplūdimio ir čia yra šalia sala, kur čia ir Maldyvose tokia pati, tas pats resortas, kur ten žvaigždės garsiausias ilsisi. Ir dabar čia žiauriai žydras vanduo, labai gražu. Tai dėsime liemenės, kaukės nardymo, panardysim, pasimaudysim, gal užkasim kažką. Vyrai pažvejojo, tai nesisekė, bet pasiseks dar. Tai, tikėkime, kad pasiseks. Jeigu pasiseks, tai pamatysit vaizdų. Jeigu nepasiseks, nepamatysit. Saulė išlindo, nes buvo apsiniaukę ir dabar žiauriai gera. And also he barbecued the fish for us. Okay. We have a sesame, the fish, and this one is the shell, and the shrimp. This is a boiling one, and you have a barbecue fish steaming over there. Do the squid today. We'll definitely get one or two. Hope so. Put this, and you can eat it here, or you eat a wasabi or this one. It depends, but I don't eat wasabi. แรงนะครับคุณมิ้นวัตถุดิบแรงนะ Labai sunku sukramtėti. Nu tai žodžiu, mes čia prisijungiam, iš esmės nusikatino visas vaizdas maždaug, kai mes varėm žvejot, nardyt. Laukiam su laivu. Trumpai, kas nutiko, tai pradžiai nepagavom kalmaro visiškai, tada mūsų gidas kažkurioje vienoje vietoje pagavo, aš sakiau, kad nelabai reikia plaukiot, kai tu gaudai, reikia sustoti vienoje vietoje ir pamėti. Nu žodžiu, bet nelabai klausė manęs, tai po to vienoje vietoje sustojom, pamėtėm ir pagavom. Tai gavosi taip, kad ir aš pagavau vieną kalmarą, jis mane apipurškė Rašalu. Visus mus apipurškė, 3 kartus paleido tokį kaip gynybinį savo rašalą, bet buvo žiauriai smagu. Buvo labai smagu, grįžom, perdegėm, aišku. Žiauriai sudegėm, šiaip nesijautė visiškai, nes buvo ir vėjas, ir apsiniaukę, ir mes grįžom, ir naktelė buvo, oi. 2 dienas praėjo. Mes tiesiog įsigyvenam dabar į salos gyvenimą, visiškai neskubam, čilinam. Šiek tiek kamerą pamirštam pasimti. Jo, kiekvieną dieną tiesiog einam į barus, būnam prie jūros. Taip, maudomės, deginamės. Beveik perskaičiau knygą. Aš einu vabalas. Beveik perskaičiau jau Beno Lastausko knygą, tiems, kurie neskaito. Faina, labai lengva knyga. Čia diena kaip skaitau ir jau šiam baigs. Smagiai atostogas skaito, Kristina irgi tą pačią knygą pasiėmė, abidvi pasipasakojom, ką perskaitam. O dabar keliausim į paplūdimį, kuriame jau buvom anksčiau. Žiauriai smagus, su sėdmaišiais, tobulas paplūdimys, yra šalta kava, yra baras, gali pasimti ko nori, manau, kad ten galima ir maistą užsisakyti. Lekiam ir parodysim. Šiandien atvažiavome labai fainą, gražų paplūdimį, Secret Beach, ir mūsų čia Arnas atvežė tiesiog parodyti. Tai labai faina, esam visiškai vieni, bet realybė biškiuką liūdnesnė, nes daug šiukšlių ir tų šiukšlių, kurios nesuyra, plastikas, stikliniai, buteliai visokie, tai biškį gaila, aplink save apsitvarkiam. Bandžiau žvejot, plėšiau 2 kartus valą, čia yra tokių akmenų visai, tokių, sakykim, aštrių, tai žiūrėjau biškį užkimba ir viskas. Ir šiaip čia nereikia atvaryti su spinningu, čia reikia atvaryti su plūdinė, nes čia daug baltos žuvies. Čilinam, žaidėm žaidimą, labai panašiai į mafiją, gulėdami ant vandens, mėgaujamės oro, salos gyvenimo vaibą, viskas sulėtėjo tiesiog. Žodžiu, jeigu turit kažkokių intencijų, čia nežinau, ten Ladyboy susirasti ar kažko, tai čia nieko nėra, šitų dalykų nėra. Tūsint būt, čia, jeigu norit poilsio, jeigu norit atvaryti su šeima, jeigu norit Maldyvų vaibo, tai čia. Jeigu norit visiškos ramybės gyvenime, jeigu norit atsipalaiduoti ir visiškai pamiršti darbus, čia. Tai va, mėgaukitės. Jeigu atvažiuosit čia, mėgaukitės ir neturėkit blogų ketinimų.
mes tvarėm į krioklį Plongeiki ir čia vienintelis krioklys, kur saugu nuo jo šokti ant nuo dešiniai viršuino, kur tas medis, manau, ten galima saugiai nušokti. Saugus, čia vienintelis, kur galima saugiai nušokti. Bet čia buvo moteris, kur šoko, ne kažkaip? Jo, tai moteris šoko laipteliu žemiau, paslydo ir varė tiesiog tiesiai kaip lėkšnė ir išgyveno, tai reiškia ten šokti. Žingsnį jo paėjo atgal, paslydo ir ant veido tiesiai iš 6 metrų į vandenį aukštą, bet išgyveno. Tai reiškia viskas okei? Viskas okei, jo, tas pats kaip autobusas į tave atsitrenktų turbūt jau velsi. Eina metų, kaip jos. Karolis, gali mano telefoną kažkokį. Ai, norėčiau, bet aš nenoriu viena. Aš norėčiau su kompanija. Karolis man neleidžia. Sakė, kitais metais, kad pasiliktų, ką dar nuveikti. O tai jau. Šoksim, Karoli? 3 metais. Bandu parašyti laisvį laikraštį, skelbimą. Liūdnoji salos pusė. Kaina, kurią moki varydamas į visiškai žmonių neokupuotus byčius laukinius, kur žmonės nesumindo sandflies kiaušinėlių, jos smėlio musyčių. Ir jos yra visiškai mažytės, tokias vat minis. Ir jų neįmanoma pamatyti, jos peršviečiamos. Tai tu realiai nieko niekada ant savęs nematai, vapšė. Nieko. Va taip atsibundi. Ir va tai va atsibundi vidury nakties visas nusikasęs žos. Irgi raupsuotasis. Mes nevarome tokius paplūdimius, tai ir nesam tokie. Vat irgi sandflies, what sandflies can make you human? Tai taip pačian viso šito užauga vienas? Jo, tik tai vienas. Išaugs tokio dydžio maždaug, tada jį nupjaus ir reiks laukti kito ten porą Ir mėnesių. kiek jis kainuoja čia saloj? Eurą. Naujas šviežias ananasas, koks 40 batų, kažkas toks. Einam dabar į Arno mėgstamiausią paplūdimį. Gal kažkokį dėdas bairį? Labai fainas atostogas. Taip. Tau? Irgi man yra patinkančiai. Žinai, kaip tau nenusibodo? Ne, labai geras atostogas. Mūsų čia mirkyt. Ne, man skaudi tema iš tikrųjų. Tai va, Šiandien Arnui gedulas. Arnai gedul, mes švaram. Man tai baigėsi atostogas, ne. Jum dar nesibaigė. Mum dar 10 dienų jau. Man šiandien paskutinė diena. Žodžiu, buvom čia 2 savaitės. Saloj 2 savaitės ir dar savaitę turim. Sunku patikėti iš tikrųjų. Mažai ką filmavom. Mažai ką šnekėjom dėl to, kad nelabai čia išeina. Jum rašė, kad mes atrodom visi pavargę. Čia toks čilas, pavargę nuo poilsio, nebent. Jo, čia žodžiu, mes pavargę nuo poilsio, nes ant tiek tiesiog esam išsinešę, mūsų tempas sulėtėjo kiek maždaug kartų? Kokius 24. Ta prasme, nieko neveikti yra taip gera. Ja, bet jau taip nieko neveikiam, kad net tingim elementariausius dalykus kažkokius daryti. Tai Tai yra apsirengti, nueit kur nors, nuvažiuot kur nors. Ir šiandien jau yra mūsų paskutinė diena saloj. Norim trumpai papasakoti. dabar galim aiškiau, taip manau, papasakot viską, kas, kaip, kur, kodėl. Tai salos pavadinimas yra Kokut. Tai šita sala yra nelabai turistinė. Gal dar nelabai yra atrasta turistų. Dėl to, kad čia netgi nėra net 7-Eleven, čia nėra jokios prostitucijos, nėra jokių leidybojų. Nėra šiaip linksmybių, kažkokių pramogų. Čia tokia vietinių atrodo labiau sala, džiunglių sala, nes tik 2/3 iš tos salos yra apgyvendinti, o visa kita yra džiunglės. Čia labai daug gamtos, labai gražus paplūdimiai. Nuoširdžiai tai mes jautėmės kaip atvažiavę į Maldyvus, nes vandens žydrumas. Baltas smėlis, kas mums minėjo Arnas, kad yra pakankamai reta. Tikrai smėlis žiauriai švarus ir visos pakrantės švarios, jokių dumblų, kad tiesiog skaidrus vanduo. Daug gražių žuvyčių. Matėm netgi pufferfish. Maudytis yra tiesiog žiauriai gera. Vandens temperatūra yra 30. Čia
čia visus metus yra 30. Sala turi 2 sezonus. Vienas yra tas high season, o kitas yra low season. Tai čia kaip ir lietaus ir šilumos toks sezonas. Per tą lietaus sezoną sumažėja turistų ženkliai, visos kainos krenta per pusę, bet iš esmės tai temperatūra visus metus nesikeičia, visada yra 30 laipsnių ir vanduo irgi išlieka toks pat šiltas. Tai mes čia išleidom gal 1800 per 2 savaitės, 1800 eurų, bet mes visiškai neribojom savęs. Valgėm kiekvieną kartą restoranuose. Vienas mylas restorane, antras mylas restorane, trečias mylas restorane. Pusryčiai, pietus, vakarienė, užkandžiai, gėrimai, kas kainuoja brangiausiai. Vietinis šiaip maistas yra žiauriai pigus. Tai tikrai pasidarydom ir tokių dienų, kai varydom tiesiog pavalgyti pas vietinės močiutės, kurios gamina maistą ir būdavo žiauriai skanu, bet tuo pačiu ir tikrai varydom ir į restoranus, nes galvom, atostogas ir aš dar manau, koks yra dalykas, kai yra ne eurai, mes biškiuką sunkiau skaičiuojam, kiek mes čia išleidžiam tų pinigų, nes Tailande viskas yra batais, tai tu tiesiog moki, paskui pasiverti savo, bet realiai tu kaviniai, kai renkiesi kažką, kaip ir nežinai tiksliai, neskaičiuoji kiekvieno patiekalo, kiek ten tais eurais išeina. Tarkime, vakarienė 2 žmonėms yra kokia 600 batų. Kas yra 14 eurų, man atrodo, kažkur, bet į tą vakarienę įeina 2 patiekalai, įeina užkandžiai, gėrimai, visokiausi. Tai įsivaizduokit 14 eurų 2 žmonėms pilnai pavalgyti su užkandžiais, 2 mylais, galbūt net kartais ir 3 mylais, aš dažniausiai dar bulvyčių kokių pasiemu, jeigu pasilgsiu šiek tiek, tai labai pigučiai yra. Arnas sakė, kad mes šiaip galėtumėm čia mėnesį išgyventi su 600 eurų. Tai reiškia, galima įsinuomoti mažą namuką, visiškai paprastą namuką, tai yra 300 eurų paprastas namukas, kažkur ne prie paplūdimio, tikėtina, kad be air conditiono, ir 300 eurų mėnesiui valgant local. Tai čia mes sakėm, kainas ne local, čia kainos yra restoraninės. Šiaip 2 kartus pavalgyti, vienam žmogui 2 kartus pavalgyti, tai reiškia 8 batų ir 8 batų, 2 pilni patiekalai. Tai reiškia 160 batų, tai yra mažiau negu 5 eurų dienai. Tai va, tai galite pasiskaičiuoti. Taip, bilietai kainuoja ten vienam žmogui gal apie 1000 eurų, galima rasti ir už 600 kokius eurų, bet iš esmės gyvenimas čia yra labai labai pigus. Jeigu negeri alaus kasdieną, negeri ten kokteilių kokių, tiesiog būni, mėgaujasi gamta, tiesiog gyvenimas kaip local. Dar iš mėgstamiausio maisto atradom keletą patiekalų, kurie jau mums taip labai patiko, kur gali kartoti ryte ir vakare. Tai čia, kur irgi gali vietinėse vietose juos nusipirkti ten už 70-80 batų. Ir žodžiu, vienas iš tų patiekalų yra pat kapao. Tai čia mes ir namie tokį dalyką mėgstam. Faršas su čiliukais, su keptu baziliku, tada eina ryžiai ir kiaušinis. Skystai keptas. Iškeptas, bet skystas kiaušinis. Tai toks patiekalas mano visiškai atradimas, man atrodo, ir tavo. Jo, mes dažniausiai valgiam, pradėjau nuo tom jam sriubos, bet tada mane užkniso tą tom jam sriubą. Dar čia jau likus keliom dienom iki išvykimo atradom žiauriai fainą kavos vietą. Šalta kava, aš išsiverčiau, kainuoja €70, tai čia už šalta latte, didelė su karamelė, tokia kaip Lietuvoje ir dar geriau, kur tiesiog tobula kava, tai €70. Mes Lietuvoje sumokėtumėm už tokią kavą 3 PM kažkur, 3,50, 4 gali būti. Tai tikrai manau, kad kainos geras čia. Bet dėl kavos tai yra taip, kad iš esmės nelabai kas moka čia gaminti normaliai tą kavą, tai visur būna tokia ir tiesiog vienoje vietoje atradom ją, kur tikrai gera kava, tikrai skani kava. Toliau dėl motorolerių. Tai mes išsinuomavom jį 2 savaitėm. Diena išėjo 200 PM batų, tai čia yra apie 6-7 eurai diena. Tai visam tam laikotarpiui mažiau nei 100 eurų išėjo. Šiaip čia kaina iš viso juokinga. Nelabai įsivaizduojam, kaip kitaip čia važinėti. Čia tiesiog sėdi motorolerio ir bet kurią salos dalį pasieki per 10 minučių, jeigu netgi, manau, per visą salą galima per 10-15 minučių pravažiuoti. Mašinų čia beveik nėra, čia tiesiog yra taksi, kurios vežioja žmonės nuo laivo iki jų rezortų ir viskas. Visa kita, čia reikia, žodžiu, važinėti motoroleriu, visiškai, kitaip nieko. Žodžiu, pas mus labai greit temsta, tai dėl to vaizdas tamsėja, bet nekreipkite dėmesio. Tai saloje buvom 2 savaitės, per tas 2 savaitės aplankėm visus tikriausiai paplūdimius, vieni už kitus gražesni. Buvom išvykę į žvejybinę kelionę, kur pagavom kalmarų, kur mum pagavo kalmarų, davė visokių maisto priragauti, parodė mum paplūdimius, kurių taip su motoroleriu net nepasiektų.
bėgtum, o šiaip tiesiog čilinom, ta prasme, netgi man rašė istorijų, sako, blembu, jūs pavargę, atrodo, mes nesam pavargę, mes tiesiog antiek užsičilinom, viskas taip sulėtėjo, tiesiog salos tempas tave tiesiog pasiema ir vieną ar du dalykus padaryti jau yra, atrodo, čia yra daug, nes šiaip viskas yra pagrįsta čia čilu. Ką dar nuveikti? Keliavom į 3 krioklius, tai irgi labai faina, gražus kriokliai. Aišku, lietaus sezonų jie būna tokie pilnesni, ten daugiau vandens, dabar lietaus buvo tik 2 dienas per tą laikotarpį, per 2 savaitės, per kurias mes čia buvom, bet vis tiek buvo labai gražu, faina išsimaudyti, ten žymiai vėsesnis vanduo, nes kaip ir minėjom, jūrai yra 30 laipsnių, tai tu nelabai atsigaivini. Tu įeini visas įkaitas ir išeini lygiai taip pat, nes yra karšta. Tai mes įsijungiam biškį šviesos, tiesiog labai greit temsta laukia. Čia kai pradeda temti, taip ir viskas, ir užtemsta. Tai kiekvieną vakarą susiruošdavom ir varydavom kažkur palydėti saulės. Tai čia tikrai yra nuostabių vietų, kur tu gali pasigrožėti, paplūdimy, pasižiūrėti, kaip saulė nusileidžia. Labai faini bariukai, skanus kokteiliai, gera muzika groja, malonų žmonės, draugiški tokie, tai buvo labai smagiai. Pradžiai man atrodė, kad tailandiečiai tiesiog turi tokį fake smile, tokį, nežinau, tokį visi tiesiog bet Arnas papasakojo mums, kad, sako, pas juos yra taip, pas juos tu esi svečias, jie tai daro tiesiog nuoširdžiai. Mes turim tokią vieną močiutėlę čia, kur einam visą laiką pirkti visokių Coca-Colų ten ar kažko, tai jeigu kažko reikia, tai mes ten nusipirkam. Tiesiog tokia nuostabi močiutėlė, visą laiką atbėga su šypsena, visiškai true, tiesiog atrodo, jai taip smagu tiesiog padėti ir tau parduoti kažką. Yra tikrai buvęs šalyse, kur taip visiškai jaučiasi, kad tikrai fake, bet čia tikrai visi žmonės šypsosi, nes čia yra šypsenų krašto. Taip, ką dar nuveikėm? Iš esmės, tai kiekvieną dieną čilinom, kiekvieną dieną buvom tiesiog paplūdimiuose, gulėjom, Kristina labai sugėlė, tiesiog suvarė visą nugarą, viskas pradėjo neštėt. Žodžiu, žiauru, Karol irgi sugėlė, mūsų kažkaip nesugėlė, čia yra tokias sandflies. Tai yra kaina, kurią tu moki už tos tokius paplūdimius nepaliestų žmonių, galima taip sakyti, bet ten tiesiog neišmindžio tos yra tos sandflies. Kiaušinėliai neišmindžioti, nes paplūdimiai vietiniai tokie, kur daug žmonių, tai jie išmindžioja kiaušinėlius, tos sandflies taip nesiveisia. O čia, kai nuvarai tokius paplūdimius, tai gali būti sugeltas. Mes nevarėm tiesiog į daug tokių paplūdimių, bet Karolis su Kristina nuvarė ir jos tikrai sugėlė stipriai. Nevažiuokit čia, jeigu ieškot nuotykių kažkokių. Jeigu ieškot nuotykių, jeigu ieškot tūsų, čia jų nėra. Čia yra ramybė, čia yra gamta, nuostabaus grožio paplūdimiai, faini šilti žmonės, 2000 žmonių tik tai. Mes būtent apie tokį poilsį, tokias atostogas ir svajojam, kad galėtume visiškai atsijungti, pailsėti, apie nieką negalvot. Ir tai pavyko išpildyti 100%, nes tikrai net neleidi savo apie kažką rimto pradėti galvoti, net sunku yra. Neišeina. Aš turėjau 3 montažus, sumontavau vieną vlogą labai sunkiai, tai jūs jį matėte, tai yra Bankoko vlogas. Sumontavau 2 serijas YouTube kanalui vienam, Rolando. Aš perskaičiau 1,5 knygos. Jo, bet šiaip tai mes tiesiog čilinom, tiesiog buvom ir mėgavomės. Ir dabar ką mes darysim? Mes visiškai dabar atsijungę buvom nuo pasaulio, labai sunku net storius buvo kelt, labai sunku net buvo kažką nufilmuoti į vlogą dėl to, kad net nesinori kameros imti, ant tiek didelė vidinė tokia ramybė, ant tiek stipri tokia vidinė ramybė, kad net nesinori. Tai iš esmės, kiek galėjom, tiek pafilmavom, kiek išėjo, kiek jautėsi, tai labai tikiuosi, kad pavyko užgaudyti kažką. Rekomenduojam visiems šitą salą, bet nerekomenduojam tiem, kurie nori vakarėlių ir sudrausti čia esantiem ramybę. Tarp kitko, dar vienas dalykas apie salą. Jeigu čia vieną kartą susiknisi, viskas. Tu nebegali įplaukti į šitą salą daugiau. Čia buvo vietinis, kuris 8 metus čia gyveno. Laukio čia gali, iš esmės, čia gali piniginę palikti, kitą dieną ateisi rasi. Gali motorolerį neužvestą palikti, o ateisi išjungs, kad man tai buvo, aš palikau motorolerį užvestą, atėjau, nes reikėjo, bateriją pakrauti, žodžiu. Tai atėjo, išjungia variklį, bam, šviesas, viską išjungia, kad tiesiog, kad neįkvočiau kūro. Tai tas irgi yra labai faina ir parodo daug apie mentalitetą žmonių čia esančių. Buvo vienas žmogus, kuris 8 metus čia važinėjo vis pastoviai ir vieną kartą, man atrodo, pinigus paėmė iš kažko, iš turisto ar kažko, paėmė, tiesiog rado ir paėmė. Kitą dieną CCTV, bam, atvažiuok, sako, atvažiavo, atidavė pinigus ir sako, tu mūsų saloje daugiau nebepageidavimas. Čtunk, viskas. Dan, to žmogaus čia nebėra. Tai va čia tokios taisyklės galioja. Jeigu važiuosit į šitą salą, prašau važiuokit su gerais ketinimais, pailsėti, save išsivalyti o ne ieškoti čia tūsų kažko. Aišku, galima čia ir pabūti ir baruose ir yra visko. Yra fainų tikrai barų, kur tu gali ten ir
turbūt pasilinksminti, bet per mūsų laiką tai kaip ir nevyko jokių tūsų, mes ir patys to neieškom. Ką mūsų vlogą pamatysit toliau yra tai, kad mes jau rytoj išvažiuojam iš tos salos ir kelsimės į žemyninę Tailando dalį ir varysim į Patają. Tai ten kardinaliai viskas kitaip nei yra čia. Pasibaigs dalinai mūsų ramybė, vėl pradėsim turistauti, vėl pradėsim kažką veikti ir jau toliau matysit mus nebe 4, be mūsų Deivių, nebe Karolis su Kristina, o ir Jurgi, Jovilė ir Eglė. Tai supažindinsim. Bus mūsų daugiau, bus tikiuosi, kad smagių vaizdų ir galim keltis Jo, tai toliau. keliamės į Patają.